Labas, Kęstas čia. Vakar liepė padaryti pomidorų vakavimo video, tai šiandien darau. Turiu atsisvėręs druską ir cukrų. Čia yra 1 litrui kiekis. Patį receptą parašysiu po apačią. 1 litrui marinato reikės 20 gramų druskos ir 60 gramų cukraus. Darysim tokį saldžiarūgštį marinatą. Kadangi čia turiu 2,5 litro vandens, atsimatuosiu atitinkamai, kokį santykį man reikės. 3 kepintieji pipirai ir 3 juodieji pipirai ir 1 lauro lapas. Viską 1 litrui marinato. Tai kai turime daugiau negu 1 litrą pasimatuojame. Kai pasimatuojame, rodau dabar. Pasimatavus, kiek mums reikia to marinato, atsipilame jį į puodą, turime kiekį, pasidauginame, kiek turime marinato visus ingredientus. Kadangi turiu 2,5 litro marinato, tai visus ingredientus turiu pasidauginti iš 2,5. Tai turiu 60 gramų cukraus, turiu 20 gramų druskos, actas 4 šaukštai, su pipirais, lauro lapais, čia bus viskas paprasta. Cukraus man reikės 150 gramų, druskos man reikės 50 gramų, reikės 10 šaukštų acto. Actą dėsiu po to jau, kai visas marinatas užvirs. Taigi dabar druska ir cukrus. 2 lauro lapai, pipirai. Taigi dabar actas, 1 šaukštas acto yra maždaug 6 gramai. 6 gramus dauginam iš 4, nes tiek reikia 1 litrui. Ir dabar 24 dauginu iš 2,5. Tai man dabar reikia 60 gramų acto. Tiek turiu. Užpyliau marinatą, dezinfekavau dangtelį, užsukau, apverčiau, pastačiau dabar šone, kad atšaltų, tempsiu rankšluosčiais degiais, kad labai greitai neatšaltų. Ir palieku šitos saldžiarūgščius pomidorus marinuotis iki žiemos. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko šis receptas. Jeigu pabandysite, parašykite į apačią, kaip pasisekė.